まあ、日本に初めて来られて、まあ、かなりリトアニアを離れたかなり異文化の地で初めてだと思うので、まず日本の印象というか国自体の印象、バスケではなくて国の。Atrodo, kad visa Japonija yra tai vienas miestas, kur važiuoju vien tik tai gatvės, namai, nėra tuščios teritorijos. Atrodo, kad vienas miestas. Mūsų sostinė yra tokia kaip Utsunomiya. 今日はそのブレックスファンの人に、リトアニアがやっぱりバスケがすごく有名で、そういうところをもう最初伝えたいので、リトアニアのまずバスケットボール、どういうバスケットボールするのかっていうのを Norime perduoti fanams, kad Lietuva yra tokia šalis, kur labai karštus krepšinis. Ir tai būtent kokį krepšinį, koks ten krepšinis yra. Lietuviam krepšinis yra garbės reikalas. Jie visą laiką kaunasi iš širdies. Ir jie visur, kur bežaistų, nori laimėti. Taip jau yra nuo pat mažų sporto mokyklos vaikų skiepijama, kad čia yra tavo Lietuvos garbė. Lietuvos garbė čia yra krepšinis kaip sinonimas Lietuva. Krepšinis Lietuva. バスケットボールが国技だというふうに聞いて、私も実際会場でオリンピックとか世界選手権で応援団も見るんですけど、応援の雰囲気もすごいですよ。そのやっぱ国を勝つっていうか、どうですか。Lietuvių fanai. Palyginus, jo sakyk, palyginus. Taip. Nes aš buvau, kaip Eišėje Cup tą žaidė, tai žaidžia Japonija, niekas nepalaiko. Lietuvoje žaidžia Lietuva, su ko nors, tai šalia sėdima taip ir negirdim vienas kito kalbant. Toks yra triukšmas. Šalia negirdim vienas kitas. Lietuvių fanų garsą lygina su lėktuvu. 栃木も、まあ、今のところ日本の中では盛り上がっていると言われてるけど、もっと盛り上がらないなと。まあ、Sako, kad pačioje fanai labai garsus yra, bet tai reikia jam dar labiau pasistengti. Kaip lietuvių turi pasistengti. Bet reikia pasakyti apie Točigi fanus, kad jie yra daug nuoširdesni. Todėl, kad jie po rungtynių, nesvarbu jos laimėtos ar pralaimėtos, jie visą laiką draugiškai, jie nori palieti žaidėjus, jie nori pasisveikinti. Lietuvoje yra piktesnė. Lietuvoje, jeigu pralaimi, tai tavo tik tai švilpimai vien švilps tave, ten nelabai norės fotografuotis. O čia yra didžiulis skirtumas. Tai, kaip sakiau, Japonų daug geresnė. コートの中の選手の話なんですけど、JBL っていう、日本のトップリーグのなんかレベルというか予想してたものと、実際シーズン始まって対戦もしたんですけど、どう感じてらっしゃるか、率直に。Aš pamačiau dabar ir matau skirtumus. Japonijoje labai išreikšta individualybė žaidimų. Jeigu yra amerikiečiai, tai dėmesys jiem ir jie visą formuoja komandos tą žaidimo kokybę. Amerikiečiai? Taip. Ir šiaip individualybės ten žaidžia daugiau po vieną, taip sakyti. Lietuvoje arba Europoje krepšinis yra daugiau komandinis. Vieną dieną gali vienas mesti, ten 20 taškų, kitą dieną gali kitas mesti. Nesureikšminam tiek vieno žmogaus. Lietuvoje visi daugiau ar mažiau yra. Mes turim Kavamurą, kuris yra labai geras žaidėjas, bet mes turim išmokti visą komandą jam sudaryti sąlygas dar geresnės. Ir kada varžovai eis iš proto jį dengti, tai tada galėtų žaisti kiti. Mes turim išmokti jam sudaryti sąlygas. Taip, lyderis visą laiką komandai turi būti, bet visi žaidėjai, visa komanda turi suprasti jį ir jisai turi suprasti žaidėjus. Ta komanda žaidėjai. この前トヨタと対戦をして、トヨタは今去年優勝して、とても一番強いとみんなから言われている。トヨタの印象がどうだったかを聞きたいです。Stipri, bet mes laimėsim. Reikia turėti kantrybės. Mes turim tokį žaidėją kaip Juta Tabuse. Jisai dar nežaidžia, mes turim kantrybės, jį jo palaukti.
Pas mūsų atvažiavo Barų, tik tai 3 treniruotės. Mes dar nesuprantam vienas kito, tai negalim mes gerai žaisti. Bet turėkit kantrybės ir tikėkit komandą ir jie tikrai žais geriau. Jie dabar kiekvieną dieną žaidžia vis geriau. こっちカメラに向かって、はい今週いよいよホーム開幕戦なので、はいファンの皆さんにメッセージを。 Mes jūs mylim, jūs mumis tikėkit ir daugiau triukšmo. Triukšmo. Tegu visi varžovai atvažiavę į Utsunomiją bijo Breks.